Aš norėčiau pradėti dirbti savo ir turėti savo verslą, bet tai kainuoja labai daug. Reikia labai didelės investicijos, kad startuotum savo verslą. Netiesa. Tradiciniam versle taip. Jeigu tu norėtum atsidaryti kažkokią tai kavinę ar restoraną, galbūt kažkokią statybų kompaniją savo, tikriausiai tau reikėtų investicijos ir gan didžiulio kapitalo. Bet yra ir kitokio tipo verslų, kaip tinklinis marketingas, kur tu gali pradėti dirbti, startuoti už 0 eurų, visiškai nemokamai. Tu gali užsiregistruoti tinklinio marketingo kompaniją visiškai nemokamai ir nuo pat pirmos dienos pradėti pardavinėti produktus, kviesti žmones į savo komandą ir taip pradėti uždirbti tas pasyvias pajamas. Dažniausiai, ką reikia padaryti tinklinio marketingo versle, tai įsigyti jų produktus ir pradėti juos vartoti. Tai jeigu tau įdomu, aktualu ir nori sužinoti daugiau apie tinklinio marketingo verslą, susisiek su manimi ir aš papasakosiu tau daugiau.